senokai nieko nefilmavau. Praeitą savaitę tai tiesiog sirgau visą laiką. Dar prieš tai ruošiausi koncertui. Koncertas šiaip kritimuose buvo visai fainas, bet nelabai buvo ką filmuoti, nes tas pasirašymas kažkaip toks nelabai vizualiai įdomus. O šią savaitę tai daug dirbo. Šiandien atvažiavau taip labiau tiesiog pakeisti aplinką ir pailsėti biškį. Ir dar tokia viena naujiena, tai rytoj bandysim su Greta eiti į Lukiškių kalėjimą, pasikalbėti dėl nuomos tenai, kokios ten sąlygos, kiek kainuoja, nes čia šiaip viskas gerai, bet negalima groti anksčiau kaip 5 valandą, bet gali būti, kad ten bus tiesiog ne mūsų biudžetai, tai žiūrėsim. Čia atgavau tokią batų dėžę kasečių, šiaip nelabai gal įdomios, bet vieną radau Niko Keivo. Tai vat galima pasiklausyti. Seniai norėjau prisitaisyti tokias rankenas pedalbordui, bet kaip visada įsivaizdavau, kad labai gerai viską padarysiu, o tada pamačiau, kad dėl to, kaip šiaip esu jų sukonstravęs, ten neišeina taip prisukti, kaip norėjau, kada nors reikės vis tiek iš naujo perdaryti gerai. Tai buvom su Greta Lukiškėse, daug minčių visokių kilo, yra keli skirtingi variantai, visi po 2 PM plus komunaliniai, bet yra pora tokių studijų, kurios jau kaip ir įrengtos ir būtų galima iš karto įsikelt, bet mažesnės, o kitos pora yra didesnės, bet dar tokios biški, dar net nėra šildymo kol kas, ten tikisi, kad gal nuo kitų metų jau būtų galima įsirenginėti. Ir viena ten tokia labiau apgriuvus ir dar su tokiam keistom kamurkiam, bet bendras plotas didesnis, o kita truputį mažesnė, 25 kvadratų, tai turbūt panašiai kaip šita pagrindinė patalpa, bet tos virtuvėlės. Ir jinai tokios biškai geresnės būklės, tiesiog reiktų gal sienas nusidažyti. Bet yra tokia problema, kad nėra jokio parkingo, tik tai šiaip įvažiuoti, susikrauti kažką ir išvažiuoti. Kas man tai galbūt ir nieko, bet kitiem nariam svarbu. Tai yra toks klausimėlis, bet pagrindinis privalumas tai ten, kad ten būtų galima groti bet kada, bet kurio dienos metu. Tai dabar nutarėm taip, kad mes užsirezervuosim su Greta savo ruoštų tą naują studiją, o galvosim, ką daryti vėliau. Šiaip šiandien buvau nusiteikęs gal po truputį dėlioti tokią, vystyti naują dainą, nes vakar trumpai, bet įkvepiančiai pagrojau, toks atrodė visai nieko rifukas kažkoks gavosi, iš kurio galėtų išeiti daina. Bet dabar sunku susikaupti, nes galvoju apie tą naują studiją, tai nežinau. Bet pabandysiu biškį kažką padžeminti. Bet to vėl esu įstrigęs tokiai situacijai, kad dar nėra 5, tai negaliu groti garsiai ir įrašinėti gitaros partijos, kuri jau šiaip sugalvota. Čia kažką sėdžiu, nedrąsiai birzginu ant sofos su gitara. Ir palaukiu tos 5 valandos, tada ateis 5 valanda, bet jau po to ten Joras greit ateis, tai reikia normalios studijos.